Gerbimi kolegos, vaistinių darbuotojų profesinė sąjunga gyvuoja ilgiau negu 15 metų. Mes vienijame informacijos sektoriaus darbuotojus iš įvairių tinklų bei ligoninių vaistinių. Užtikrinam jiems narystės anonimiškumą. Per tokį nemažą laiką subrendome kaip organizacija. Pradžia tikrai nebuvo lengva, bet savo narių dėka ir jausdami didelį viso informacijos sektoriaus darbuotojų palaikymą bei pasitikėjimą pasiekėme šiandieninį rezultatą. Profesinė sąjunga atstovavo savo narius individualiuose darbo santykiuose. Taip pat dalyvavome visų lygių socialinėme dialoge. Teikėme pasiūlymus teisėkūrai farmacijos srityje. Per visą savo organizacijos gyvavimo laikotarpį užsitarnavome patikimų partnerių vardą tiek tarp profesinių sąjungų, tiek tarp valstybinių institucijų. Visada nuosekliai laikėme savo užsibrėžtų tikslų. Patirdami kartais pakankamai stiprų spaudimą, nekaitaliojame savo pozicijų principiniais klausimais, kurie užtikrina visų vaistinių darbuotojų orias darbo sąlygas bei atlyginimą. Tikrai galime didžiuotis, kad sudėtingų laikotarpių mums pavyko mobilizuoti visą farmacijos sektorių ir tik tai visų jūsų pagalbos dėka iki šiol pavyko išsaugoti sutrumpintą darbo valandų per savaitę skaičių bei prailgintas atostogas farmacijos sektoriaus darbuotojams. Tikrai labai daug įtampų ir pastangų pareikalavo 2023 metai, bet mums pavyko įtikinti Seimą, kad daugiau nei 15 metų atidėliojamas įstatymas įgaliojimas turi būti priimtas ir vaistinėje visą darbo laiką turi dirbti bent vienas vaistininkas. Tai nebuvo tikrai lengva, nes pasipriešinimas buvo milžiniškas. Resursų skirtumai irgi labai dideli, o ir įvairiausių netikėtumų atsirasdavo iš kai kurių partnerių pusė. Tai vienas iš žingsnių, kuris tikime leis pasiekti, kad vaistinėse dirbtų komandos, atsirastų darbų pasidalinimas, streso sumažėjimas, galų gale normalios pietų pertraukos. Taip pat norime pasidžiaugti, kad buvo priimtas vaistininkų etikos kodeksas, prie kurio nemaža dalimi prisidėjome ir mes. Tikime, kad visi pasikeitimai padės farmacijos sektoriaus darbuotojams aktyviau įsitraukti į socialinį dialogą, laisviau reikšti savo nuomonę ir siekti geresnių ir kokybiškesnių darbo sąlygų. Tad, kaip organizacijos, mūsų kelias tęsis. Todėl kviečiame visus farmacijos sektoriaus darbuotojus, kurie myli ir gerbia savo profesiją, nori turėti saugias darbo sąlygas bei orų atlyginimą, jungtis prie vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos. Kartu mes galime labai daug. Tad daugiau informacijos galite surasti mūsų puslapyje www.vaistinudps.lt arba mūsų Facebooko paskyroje, kurią tikime daugelis iš jūsų žinote, tai Vaistinių darbuotojų profesinė sąjunga. Taip pat galite mums rašyti elektroniniu paštu vaistinudps@gmail.com. Iki greito susimatymo.